Labas draugai, šiandien padarysim tokią mini Starkvargo testuką trasoj. Trasa labai prastos būklės, visur yra užšalusių provežų, pavojinga važiuoti, slidu, praktiškai trasa nevažiuojama. Tai atsivežiau savo elektrytę, jau važinėju ilgokai, valandą 14 minučių važiavimo, aišku, su perikūrais, taip toliau, o batareikės dar šiam 6%, tai šiandien realiai Utrefkę kaip ir pabaigiau. Dabar pasižiūrėsim porą ratukų, kaip čia sekėsi važiuoti. Šiaip motociklas patinka, visai smagiai jūs čia lekia, sunkus daiktas, bet važiuojant to svorio nesijaučia, kaip ir neblogai. Čia lenktynininkai gal biškį pasijuoks, viskas iš mėgėjo pozicijos, nesu čia kažkoks labai stiprus driveris, bet gal bus įdomu žmonėms pasižiūrėti, kaip Starkvargas veikia trasoje mėgėjo akimis, kiek laiko baterija. Antrą kartą važiuoju trasoj, po pirmos Trefkės liko 50%, dabar liko šiam 6%, bet šiandien biškį trumpesnę Trefkę pasidariau, nes laikas spaudė. Ką įdomaus galiu parodyti, jisai turi, kas nežino, galima susikalibruoti 5 galios režimus ir važiavimo metu, va taip paspaudus mygtuką, va persijungia mepai. Ir to aš jums pademonstruosiu. Tai va, gali pats susidėlioti, kiek nori arkliukų, kiek nori stabdymą iš variklio. Tai pradžią pasidarau visą laiką, ar kokiam draugui duodu pabandyti, ar dar tai silpna. 25 arkliukai, 30 kem, realiai kol kas iki kem ir važinėjau, man pilnai užtenka, mokinuosi, pratinos, nesu, sakau, stiprus lenktynininkas, va dar šiam vieną arkliuką pasidaręs, taip pat gali reguliuoti stabdymą iš variklio, tai labai faina funkcija. Ką žinau, apžiūrim iš išorės, kaip čia atrodo. Čia buvo kelios balos trasoj, tai aptaškiau, aplėdėjo. Motociklas atrodo va taip va. Reikėjo gal aišku pareklamuoti, kol buvo švarus iš namų atsivežus. Lemputę turi, čia enduro versija registruojama. Netgi turi posūkiukus integruotus. Va, opt. Ir galinėje lempoje. Fainas daiktas. Norėjau kažkaip pabandyti, seniau nemeluosiu, peikdavau juos. Buvo atsivežęs Matas, padarėm čia test drive'ų, demo dienas vieną kartą trasoj. Tai pavažiavau, biškį nuomonė pasikeitė. Ir pagalvojau, kad reikia įsigyti, atsinaujant, savo mocą pardaviau, nusipirkau šitą. Tiesiog pasižiūrėti, neklausyti kalbų, vieni gyrė, kad labai gerai, kiti sako, kad mažai laiko. Tai pasižiūrėti tiesiog realybėje, kiek atlaikys batareika, ar užtenka mano poreikiam, ar nereikia tampyti generatorių visokių. Čia į akumus nežiūrėkit, akumai traktoriaus. Tai esmė tokia, kad kol kas mažai važiavau, tai lengva trefytę pasidarius dar lieka 50%, tai tikrai neblogai. Vasarą baterija beje irgi geriau laikys, aišku, gerom sąlygom suksiu gazą žymiai stipriau, tai taip pat sodis greičiau, bet manau, kad su pilnai pakrauta baterija turėtų mano mėgėjiškų važiavimų užtekti pavažinėti trasoj, pasportuoti porą valandėlių su perikūrais ir grįžti namo. Tai pasižiūrim kelis ratukus, kaip mums sekėsi. Sąlygos prastos šiandien, yra tokių visokių vietų dišovų.
Valučių turim po porą natų. Panašu. Čia šitas galas išvis nevalytas buvo. Tos vėžos užšalusios. Nu, šiandien čia toks working hard gaunasi. Working hard or go home. Bet ką, pajudėt galima smagiai. Va. Per balas pasitaškyti. Čia ant to nevalyto, taip slidoka, baisu į trampliną nepataikyti. Kažką šokt labai pavojinga, nes visur užšalusių vėžų belekiek. Tai taršo motą tai baisiai. Nu, bet va truputį pachlapsėti. Oba. Pliaukšt, nedašokama. Čia tas purvynas užnisa. Neina šito šokti. Šlep. Pradžiai mažesnę tą traselę sukinėjom. Dabar nusprendėm pasikankinti biškį. Praktika. Oba. Praktika be sukibimo. Va. Čia galingos topas pavėžėlės. Nu, būtų Ispanijoje smagiau treniruotis.
Čia jau smerglys baigia užšalti. Pratinos prie moco. Kolega irgi. Labai sudėtingos sąlygos. Sąlygos tokios, pavadinčiau, eina nahui. Gau traumą labai easy. Šito šokau ir pagavau su priekiu ten huinios tos. Tai vos neišsitiesiau. Ir taip toliau. Video dariau savo traselėje, Parke Mix. Traselė randasi prie Kauno. Dabar sąlygos žiaurios. Toja čyla, nutirps ledas, nutirps sniegas. Susitvarkysim ir bus galima smagiai gazuoti. Tai šiam kartui tiek ir iki, draugai, viso.